Čia Dzūkijoj, gal matosi pagal peizažą. Toks įdomus variantas papuolė, gana retas, gal man asmeniškai Lietuvoje antras ar trečias tik tais. Šarvuotis, pats mažiausias šarvuotis, kažkur čia važiavo, galbūt netgi šituo keliu po gero rudenio, 44 metais. Šarvuotis SD KFZ 250, tas mažylis šarvuotis, nestorų šarvų iki 15 mm storio šarvų, aišku, Maybach variklių 100 arklių, arba giminaitis jo su panašia važiuoklė, vadinamas Demagas, tai vilkikas, irgi nedidukas, žodžiu. Situacija tokia, šiek tiek išduosiu paslaptį. Rado prieš pusę metų, rudenį rado ten 2 vikšrus to Wehrmachto šarvuočio. Tokie dailūs, taip gerai išsilaikė. Kai pasirodė, iš gero neagresyvaus dirvožemio, iš smėlio, ir pasižiūrėsim, aišku, detektoriai bagažiniai, pasižiūrėsim toj sodyboje ir aplinkui. Ar yra dar likučių, gal kažkaip atseksim tą istoriją iki galo, norėtųsi sužinoti kuo daugiau ir ištraukti kuo įdomesnių detalių, šarvų, gal kažką stambaus. Nuo to šarvuočio tikiuosi parsivežti bent jau vikšrus. Ir noriu padėkoti mūsų rėmėjam Military and Outdoor už tinkamiausią aprangą ir priemonės mūsų aktyviam laisvalaikiui. Ačiū. Judam. Nu kaip prognozijos, brolki? Rasim ką nors šiandien? Gal sunku iš tikrųjų prognozuoti. Prisisvajojam, prifantazuojam. Ir būna kaip būna. Tai vienu žodžiu buvo pora vikšrų iškritę, ne? To šarvuočio. O tu matei ten, kas per techniką? Nežiūrėjai? Žiūrėjau, tai priekį varomi ratai. Jo. Čia jokio gėrio nėra. Čia gal ir nėra. Buitis. Bet su tokiais vikšrais buvo ir šarvuotis, ir buvo toks vilkikas. Tas... Aha, įdomu. Geras. Tas įdomus variantas. Na, aišku, kaip ir visada, yra neatpažintų dalių. Va, o ką biškį apie frontą čia girdėjai? Tai daug nieko negirdėjau, tiesiog taip tokių legendų. Kiek čia porą savaičių, ne, sakai? Ai, 10 dienų, nu, pats. Sklepukas geras, a ne? Čia įdomi. Čia įdomi. Ir kaip tie vikšrai geram stovi buvo, žiūrėk, koks dirvožemis. Geram stovi. Čia nieko neįmūryta gera. Gal ne? O gal? Gal senovės yra. Ir prieš karą gal čia mūrio, o šitą sodybą istoriją biškį negirdėjai, nesidomėjai? Istorija labai įdomi, nes po pirmo pasaulinio karo žmogus emigravo į Ameriką. Aha. Ir grįžo atostogų. Aha. Čia į Druskininkus.
Ir grįžęs atostogų jisai nesusitvarkė leidimo išvykti į atgal į Ameriką. Tai jisai čia įgijo 32 hektarus vieną valaką žemės ir pradėjo ūkininkauti. Geras, įdomu. Sodyba įkurta 1923. 1923. Jo. O žmogus, kadangi buvo galimai matęs pirmą pasaulinį karą, tai jisai ruošėsi antram pasauliniui karui ir iškasė 2 stiprius rūsius. O tai kur antras tas rūsis? Ai. Ir per antrą pasaulinį karą viso kaimo vertingus daiktus į vieną rūsį sunešė, o kitam rūsį patys žmonės slėpėsi. Geras. Vietos tikrai stiprios, partizaninės. Visai išmintingai, ne? Tai žmogus išminties matė. Jo. Nu, o tai palauk, čia su detektoriumi nevaikščias? Ne? Būtų įdomu, žinai, gal dar kas nors iškristų. Kažkokį tai tokį suvenyrą parsivežti visada įdomu. Iš įvykio vietos. Čia tie vikšrai nenukrito, aišku, nuo to šarvuočio. Čia kažkur jis įvažiavo, tas mažučiukas šarvuotis, 5 tonų. Gerai. Bet gal kažką tai užkabinsim tiesiog. Visas istorijas patikrinom, nes 50% jų tai tikrai pasitvirtina, o kiti tie procentai tai mūsų yra paklaida. Ir ne mūsų paklaida. Žiūrėk, skardas sakai, ne? Gal. Svarbiausia, kad oras puikus. Kažkokios vielos, kas čia, ne? Šakė panašiai. Tai išvalysim sklypą prie to pačio. Tai gerai, bus kažkas rimčiau, tai tada ir pasižiūrėsim. Ne, nieka, žinai. Tik laimės, kaip visada, į tą sodybą mes atnešim. Tik tais tiek kol kas. Padėsim. Žodžiu, toliau medžiuojam KFZ-ą. Ai, blieka. Nuvyliai. O gal aš nuvyliu? Okei. Visi klaus po to, žinai, kas čia per modelis. Biškiai parodyk dar, pasitrauk. Ne, dar yra. Čia kažkur va. Kažkas tai. Nu jo, čia buvo iš tikrųjų tas šiukšlynas, kuriam vienas vikšras buvo prie beržo. Tai tu, Rolandai, iš Žemaitijos. Ai, tiesa. Tai čia kita situacija. Čia kita situacija. Petro Palitėškė yra kaminas, žinai kiek? Paužinį, Barbarkauskas. Čia kitokios tradicijos, kitokia architektūra ir visos kitos konstrukcijos. Tai stribai gaudimas iš tą varą. Jisai kaip viduj pravoriukas. Geras pečius, čia gerulis. Kas toliau? Nu ką, jau vakaras. O mes pasigirti negalim nieko. Butelis kažkoks vienelio buvo įdomesnis. Ir va čia va dabar kaip variklio voštuvas keistas. Gal čia tas Maibachas ir buvo. Baigėme ekspediciją.
Lieksim Vikšroto legendinio, vieno iš dviejų, iš šitos sodybos. Krauna va, eksponatą. Bet pažiūrėk, Alytaus. Jo, čia jau mes žiūrėjom. Įdomesnis. Eik, tu čia iš vis įdomus. Čia nerealus. Daug perleidęs per rankas, bet matė. Vokiški, lenkiški pagrindė. Ką? Sukdavo arklys, ratu, kardanį, perdavo jėgą, malūnų dėlę kam. Ar jis labai sunkus? Jo. Čia šios dienos tikslas ir laimikis. Dar turi kažką įdomaus? Pažiūrėt. Nu, šiaip. Įsivaizduoji, va, tas yra Panzergrau dažų. Viskas tvarkingai. Čia kaip įrodymas, kad sodyba gali būti su vienišu radiniu arba va tokiais dviem. Bet svarbiausia, kad kažką tai parsivežam. Ačiū tau. Mums čia, žinai, nu va toks pabaigtuvėm. Ir yra gėrio tokių gražių įdomių radinių. Čia šitie raktai 100 metų plus turbūt, ne? Kaip man? Aš ne raktų specialistas. Bravoras. Vokietis. Komentaro nereikia čia, ne? Tarpukarė biški. Parodyk. Čia kokio metalo šitas baltas? Cinkas. Cinkas. Pasidebruotas. Caras, ne? O tu tai kai Latvijoje važiuoji, Latvijoje dėžykės prisibėrė turgelėse buntų visokių, žinai. Bet aš matęs tokių gražių, žinai, su emaliu.